Sveiki, mano vardas Saulius, kuriame versus viešai ir dokumentuojame viską, kaip tai darome. Ir šiandien aš pagalvojau, kadangi tai yra mano paskutinė diena Kipre, nes keliausime į kitą lokaciją, tai pafilmuosiu, kaip atrodo mūsų 4 verslininkų rutina, dėl kad kiekvieną dieną mes praleidžiame darant tos pačius dalykus, tai tiesiog atsikeliam, padarom taskus, dirbam, valgom, dirbam, miegam. Kiekvieną dieną tas pats. Tai realiai parodysiu, koks šiaip yra nuobodus tų verslininkų gyvenimas, bet jis ir savotiškai yra gražus. Kiekvieną dieną, mano diena šiaip prasideda vakarą prieš, pasirašau, kokie yra mano to-dos, tai galiu jums paskaityti. Tai šis video, tada vienas personal stuff. Turime strips mytą su Latvijos komandos nariu. Aš turiu vieną mytą su tokiu kaip bičiu, kuris man padės vienoje srityje su lydų generavimu, tai nes man to trūksta. Man reikia padaryti anglišką strips pakuotę ir ją nusiųsti tiekėjui, pasileisti adus ant personal brando, tai sukurti kampanijas, vizualus ir taip toliau. Ir tada išsiaiškinti su siuntimų problemos su Lietuvos paštu. Reikia integruoti, kad nes turime dabar tarpininkus, kurie kainuoja mums 40 centų daugiau per pakuotę siuntimas, negu būtų per Lietuvos paštą. Tai tą reikia padaryti, nes centų yra tikrai didelė suma vienos pakuotės. Tai realiai tiek, varome paskaisime labą rytą visiems kitiems ir varome kavos ir varome skaityti knygą. Ką, jaunimas? Labą rytą. Paskutinė diena, ne? Smagu. Ką tu geri? Labas. Baigėsi kava? Lionkės? Žinau, kad rytoj nedarbo diena. Žinau, ką reiškia nedarbo diena? Muitinė neveikia, tai išsimuitins tik trečiadienį. Nebeliko kavos. Aš buvau pasislėpęs. Nežinau, kad tai bus. 50 kavų pasirinkimų, tikrai žinau, kurią čia mes ėmėm. Naimkim gurkšniuką. Tai čia arbata. Nu jo. Nu tai pasilik savo tą arbatą. Paragauk. Iš kur gavai? Iš kur gavai? Man atsakyk, iš kur gavai? Pasislėpęs kambarį irgi kaip tas. Vieną buvau. Tu gaidy. Aš žinai, kada pasislėpiau. Pirmą dieną. Wow. So I'm just gonna contact you if that's fine. Einam į kitą vietą, čia mes nepaskaitysim. Šiaip žiauriai fainai gyventi su verslininkais, nes tikrai nebūna liūdna, bet ir kartu viens kitam labai padedam. Tai aš ten turėjau pažįstamų, kuriems reikėjo pagalbos su lead gen, čia tą, ką jie užsiema. Tai aš jiems duodu kažkokių lydų. Jie man irgi davė lydų dabar, kažką rado bičią, kuris retailina fizinėse parduotuvėse. Dabar nori eiti į e-komerciją. Tai va, tai paskambinsiu, pažiūrėsiu, gal paklausinsiu. Niekada negali žinoti. Tai čia sako, 4/5 of the average company's revenues account for only 1/5 of profits and cash. Tai, ką aš ten knygą noriu pasakyti, kad dažniausiai 80% visų tavo veiksmų jie yra useless, nes jie keltina visus 20% tavo, tarkim, profito ar ten kažkokio rezultato. Tai jie sako, pasimk tą 20%, kurie tau suteikia daugiausia profito, daugiausia naudos ir tu tą 20% expanding ir fokusuotis tik tais į jį, nu ne tik tais į jį, bet 80% veiksmų fokusuotis tą 20%. Tokia makaliūzė, bet labai meikina sens visą tai. Buvau biškai pabėgęs, turėjau paskambinti Lietuvos paštą ten išsiaiškinti, ten kaip ir išsiaiškinau, bet kaip ir ne. Dėl labai gerai kepint savutę, tai varom čia darbo vietą, patirbėsim, darysim tuos vizualus, kuotės anglišką kalbą. Ir 11 valandą, jau kas jau beveik, man atrodo, beveik 11, pasileidžia mūsų email campaignas. Tai man visą tokias dienas patinka, nes papildomų pardavimų. Tai va, tai... Pakeitėm lokaciją, bet parodysiu, kaip atrodo
visas tas dizaininimas. Padarau per Figma ir pasidarau va tokį va PDF-ą. Čia burnos, čia nosies, skirtingos spalvos, tai va padaryta. Ir dabar reikia man visą šitą va keisti į latvių kalbą. Vis dėlto supratom, kad reikia latviškai daryti. Pasidariau, tai darysim latviškai. Laukiam vieną iš mūsų darbuotojų Latvijai, kad jis išverstų viską ir aš tai galėsiu pakeisti. Tai va. Pasidarėm pusryčius, pirmas mylas. Daugiau valgau, bet tiesiog nebuvo produktų likus. Ką, sprutinė alkanas? Šiuo metu turiu skambutį su, žinoma, išturėjau skambutį su Strips Latvija komanda. Ir aptapsime naują, kaip čia, managemento būdą, kurį aš sukūriau per Notioną. Kad žmonės atsikelia, turi savo taskus, turi juos padaryti, žino deadline'us. Tai va, tokia, nes biškai buvo balaganas, nemeluokim. Tau sutvarkysim ir bus labai gerai. Tai va, aš jungiuosi kolą. How's it going? Yeah, I'll send you later after the call. Dabar turiu antrą skambutį su vienu bičiuku, kuris man padės šiek tiek pasidaryti geresnį funnelį ties mano mokymais ir taip. I already started, this LP Express integration. Send you. So yeah, I think that's it. Ką, apturėjau kolą dabar su Strips Latvija, viską greit išsiaiškinom. Sistemą, kaip darom šitus taskus savo. Padaryti taską, pažymį, aš tą matau, kad viskas yra padaryti ir man tą žymį lengviau ir stupau laiką, man nereikia asmeniškai nieko rašyti. Ir žmonės šiaip keepina track, visko nepasiminės būna, dažnai, kad pasimiršta tiesiog tavo atidus. Tai va, dar apturėjau kolą su vienu bičiuku, tai pagelbėjo labai, papasako labiau, kaip kokį geresnį funnelį padaryti, kad konvertuotų geriau, nes pradėjau daryti konsultacijas, auditus konsultacijas e-komercijos verslo owneriams, tai šiaip labai geri rezultatai žmonėms realiai padeda, nes aš visai nemažai turiu to knowledge, kaip padaryti konvertuojančią parduotuvę. Matot, ko gero iš Stripsų, nes tikrai nebloga parduotuvė. Paspartinti pardavimus, padidinti jos. Šiaip labai bizekas su visais darbais, dėl to, kad vėluoja dabar labai siuntos. Ir skambinėja daug žmonių, rašo mailus ir reikia visiems jiems rašyti, tai nėra lengva. Jau net kai kurie ten gan ilgai jau 10 dienų vėluoja užsakymus, tai net jau vagimis mus nori pradėti vadinti, bet jeigu kažką žiūrite, patikiu, tikrai išsiųsime. Tiesiog dabar viskas vėluoja, turėjom labai didelę problemą su tiekėjais ir su mūsų siuntimo tais siuntėjais. Tai va, tai tiek, varau džimą, jau šito pačiu filmuosiu videką Stripsams. Iki džimo 2,5 kilo, tai man reikia bėgti į kitą. Tai va, tai varu persijungti ir lėkiu. Pamiršau pafilmuot, bet prasibėgau. Toks džimas visai mielas. Po sporto salės kažkaip išpušinau šitą varkiautą, nežiūrėjau, šiaip nenorėjau, nemeluosiu. Kažkas šiandien ne to, žiūrint iš to verslo pusės. Kai tu vis eini labiau, giliau į tą verslininko gyvenimą ir tau pradeda kaip ir sektis ir kažkur, matai kažkokių sėkmių, per uždirbinėti ten kažkokių pinigų, ten kažkokią naudą teikti ir taip toliau. Ta prasideda toks žiaurus overthinkinimas. Man paskutinės 2 savaitės labai sunku su to, nes daug tokių svarbių sprendimų reikia atlikti versle, ten tai pasakant vienam versle, šiaip kitų ten dalykų. Ir tu, kadangi sėkasi dar žalės, ir aš, pavyzdžiui, neturiu žmogaus, kur aš galėčiau kažkam paskambinti ir paklausti, kaip teisingai pasielgti, bet turi žiauriai daug skirtingų kelių, kaip tu gali pasielgti ir, karočiui, nežinai, kurį pasirinkti. Tai va, ir tada pradėjau overthinkinti ir kažką teisingai padarai, kažką blogai padarai, tada tau kaip ir sekasi, bet tada tu vis nori didesnių rezultatų. Never is enough, karočiui, ir, tą savaitę reikia dar kažkaip išpušinti ir išeisiu atostogas 5 dienom. Nuvažiavau išpušinu, dylinu su visais tom siuntom, viskas būtų in place, viskas važiuotų, nes jau reikia atodusio. Nuo birželio RSD neturėjau nei vieno. O jeigu grįžtant ties tuo, kad never is enough ir tu vis nori ko daugiau, tai perskaičiau labai gerą knygą The Courage to be Disliked ir ten sako, jeigu, pavyzdžiui, pasaulyje žmonių nebūtų, tai tu ir neturėtum ką lygiuotis. Būtent tų kažkokių socialinių normų, kas yra daug, kas yra mažai, kas yra gerai, kas blogai. Aš tą sakau, kad visiškai negalima lygiuotis kitus, dėl to, kad at the end of the day, į ką dabar Elonas Muskas gali lygiuotis, į Dievą, nežinau. Nėra prasmės tą daryti, žiūrėt, va, jis mano metus uždirba daugiau žmonių pinigų. Koks skirtumas, žinai, dirbsi sunkiai ir daug ir tu tiek uždirbsi galiausiai. Tas ir labai svarbu ir aš visą savo tai kartoju, kad nesilygiuok kitus, daryk savo darbą, savo gyvenimu, tai kas tau patinka ir su pinigų vis tiek neuždirbsi. Tokios dalelės, aš tu namo, nebėgsiu gal, tingi nemeluosiu. Jeigu jūs teikite paslaugą, greiti, jas... Paskutinę dieną varom pavalgyti kažko skanaus. Kol einam 3 kilometrus, ar patiko tau kelionė? Labai ypač su tavim. Belia ką kelionė? Ir tu ateik tada.
jeigu tilpsim visi. O, tokie o visi draugai, mėnesiuką išlėkę buvom, dirbom, rėkėm viens ant kito. Pažiūrėkit jo akis ir pasakykit, ar matos, kad jis į kompą žiūrėjo labai daug. Ne, iš vis nedirbu. Nedirbo visiškai. Gerai, man skauda petį, einu valgyti. Valgom tradicišką maistą. Čia graikiškas, bet Kipre. What y'all been up to? What y'all been up to? Bro, Marbella will be fucking lit as fuck at this time, bro. God damn. Su tais įkomeriščių bus koks 50 jiems. Ką? Tokios dalelės dabar, jau 10 valandų vakaro, tai įsibaigiu paskutinius darbelius, reikia. Šovom daug refundų šiandien žmonėm, tai mums svarbu, kad žmogus laimingas būtų dienai, tai bus tų pardavimų, tai nesiparina visiškai, o dabar pasibaigiu paskutinius darbelius, tai reikia jau pradėti dėti daiktus. Jau gan vėlų darosi, bet nu ką, grįžom į tą vietą ten, kur prasidėjo video. Tokia vadinelė buvo, šiek tiek labiau hektik, varėm valgyt, tiek paskutinę dieną, tai norėjom kažkaip pasikartu praleisti laiko. Tokios čia buvo mūsų dienos, realiai tas pats per tą patį, atsikelis knygą, dirbi, džimas dirbi, valgai, eini miegot. Tai va, tai man dar reikia sudėti su šitus daiktus. Čia dar yra daugiau spintose, bet žodžiu. Tai va, labai nemėgstu šitos dalies. Jo, rytoj 7 ryto atvažiuoja mūsų driveris rytoj ir mus nuveš iki oro uosto. Tai va, nusimato ilgą kelionę rytoj, bet džiugu jau varyt pakeisti naują vietą. Olandija bus penkta šalis šiais metais man. Tai insane. Žinau, kad daug keliausiu, bet kad tiek keliausiu negalvojau, tai labai džiaugiuosi. Kas šitas video buvo įdomus, rašykite komentaruose, jeigu norite kažką daugiau pamatyti, taip pas jums ir patiko, tai galiu dar galėsiu nufilmuoti kokią rutiną, pavyzdžiui, Lietuvoje, nes nerealiai tiesiog ofise sėdi ir viskas. Tiek. Man reikėtų pačiainkit mūsų verslus, Stripsai, Vitozenai, Startup.lt, daug valuable yra mokymų tenais ir šiaip produktų. O jeigu kilo klausimų, rašykite komentaruose šiaip feedbacką kažkokį. Iki kito video ir tigi, ciao.